Sveiki, mielieji. Štai parodysiu naują tokią savo pirkinių krūvelę. Bagažinių turguose, ką įsigijau. Tai va parodysiu dabar visus po vieną. Tai va tokį įsigijau rinkinuką. Jiesios porceliano kaulinio. Tai labai gražus, įspūdingas rinkinukas. Labai pigiai nupirkau. Niekada dar tokio neturėjau. Matot, su drugeliu. Visi piešinukai yra ne jokie dekoliai, vadinami lipdukai, bet yra rankų piešiniai. Štai štampas gamyklinis kleimas. Labai gražiai atrodo. Buvau matęs tokį serviziuką, tai tik taip per internetą, kas parduoda. Štai šitą trijulę, 2 lėkštutės ir puodelį pasiliksiu atminčiai. O visą kitą parduosiu, kaip gal kam trūksta, gal kas sumušė šias detalės. Piešinukai nesikartoja, unikaliai nupiešta. Tai iš tikrųjų toks unikalus rankų darbo serviziukas. Žinau, kad tarybiniais laikais, kai jie gyvavo, servizai šie turėjo labai didelį pasisekimą Japonijoje. Tai, nes toks stilius piešinių kaip kinų japonų. Štai cukrinį. Matot, iš vienos pusės taip sužaista įdomiai gėlytė, su šakelėm, žiedelis, o iš kitos pusės šakelės jau su ant žiedelio nutūpęs drugelis. Štai kavinukas. O kavinuko piešinukai, tai iš vienos pusės per visą kavinuko aukštį šakelį su jau keletu žiedų ir drugelis, ir iš kitos pusės taip pat. Bet unikalūs piešinukai, jie nesikartoja. Vis dėlto tai rankų piešiniai unikalūs. Labai dailu, labai gražu. Džiaugiuosi, kad įsigijau. Tad jeigu kas norite dėl šio komplektuko, kreipkitės. Sekantys eksponatai tai mineralinių vandens gertuvės. Šios 2 aukštesnės taip pat jiesios. Matot, čia jau postsovietinių laikų štampelis. Druskininkai kurortas. Toks gražus stilizuotas piešinukas. O štai čia Elektrėnai. Čia štampelis tarybinių laikų. Elektrėnuose tikriausiai taip pat buvo sanatorija, kad štai su elektrėnais padaryta. O štai ši mažoji gertuvė Karlovy Vary. Tai Čekoslovakijos kurortas. Tai ir štampelis rodo Made in Čekoslovakija. Tai va tokios gražios gertuvės. Čia kitoj pusėje dar kažkas yra nupiešta. Tai va labai gražu. Sekantis pirkinukas toksai grafinas. Taip pat Kaune bagažinių turguje įsigijau. Tai senovinis tokio melsvo stiklo grafinas. Tiesa, nėra jam kamščio, bet reiks prisitaikyti kažką.
Kažką netgi turiu, man atrodo, atliekamų kamštelių. Tikrai toksai gražiai išlaikytas, švarus, gražus grafinas. Kokia degtinytė. Naminukė. Toliau parodysiu dvi tokias ledainės. Čia įsigijau Marijampolėje tokių sendaikčių kratuvėlyje. Šias ledainis medžioju jau seniai, po truputį dasipirkinėjo. Tėviški pas tėvus jau surinkęs 6 vienetus komplektuką ir nutariau savo susirinkti 6, tai va pakol kas turiu tik 2 dar savo. Ir mačiau kartą toj pačiu krautuvėlį didelė tokia ledainė, kaip sakyt, susidėti jau ledams ar kremui kokiam ir paskui dalintis ant stalo į mažesnės. Bet dėja kažkodėl nenusipirkau, dabar gailiuosiu, bet tikriausiai pasitaikys dar kada. Tai va. Ir paskutiniai eksponatai, tai 2 tokie keramikiniai puodeliai. Iš jų labai smagu, skanu gerti. Taipogi 2 tokius puodelius pas tėvus nusivežiau. Kažkada prieš daugelį metų mes turėjom tokius, bet jie susidaužė. Tai va radau labai pigiai ir vėl įsigijau. Puodelių niekad nebūna per daug, nes jie susidaužo. Tai va labai tokie keramikiniai, kaip sakau, labai iš jų smagu gerti, nes tas viršus toks pariestas. Nu va, o dabar vėl sudėsiu visą kompoziciją ir parodysiu. Tai štai va visa kompozicija, visi nauji daikteliai. Prašau prenumeruoti, dėti patiktukus, komentuoti. Patikrinkite vėlgi savo prenumeratas. Jeigu jos dingia, prenumeruokite iš naujo. Padėkite vystyti man savo kanalą. Žiūrėkite, kaip sakyti, neprasukinėkite. Rekomenduokite savo draugam, pažįstamiem. Kaip sakyti, turiu neįgalumą, man reikia pagalbos finansiniais. Tai tokiu būdu noriu užsidirbti iš savo filmukų. Ačiū ir iki.